Šiems jaunuoliams, kurie nusprendė pereiti atranką į elitinį Lietuvos policijos dalinį, antiteroristinių operacijų rinktinę Aras, netrukus prasidės maksimalių išbandymų metas. Tai yra stresas, pastovus, nekomfortas ir neaiškumas. Mes bandom sukurti šitas sąlygas, kai žmogus jaučiasi išmuštas iš įprastinių gyvenimo ritmo vėžių ir visokių kitokių kanonų, jis nesupranta, kas su juo darosi. Pastovus stresas, jis pastoviai nežino, kas bus toliau. Šitose sąlygose tada žmogus geriausiai atsiskleidžia. Kandidatai nežino, kas jų laukia artimiausią savaitę, bet viena aišku tikrai, didžioji dalis jaunuolių, kaip rodo praktika, neištvers sunkumų, su kuriais neišvengiamai teks susidurti sunkiai pakeliamoje atrankoje. Daugelis palūš net laikė intensyvaus fizinio ir psichologinio spaudimo. Iš principo atranka yra daugiau skirta šturmuotojams ir snaiperiams ir vandens kovotojams, iš tikrųjų, tos trys kategorijos, tų kurie, kaip sakoma, tokia duona kasdieninė, sulaikymai, šturmas, ginklai, čia tie tokie, tokia jėgos sudedamoji dalis rinktinės Aras. Daugelis įsivaizduoja, kad fiziniai reikalavimai yra pagrindiniai, tačiau iš tikrųjų nėra taip. Po visų anketinių patikrinimų, taip pat medicininių testų, pirmasis etapas tai yra būtent pareigūnų intelekto patikrinimas. Jeigu jie tų testo neįvykdo, tai jie gali būti idealiai fiziškai pasiruošę, tačiau tolimesnė atranka jie jau yra nebeleidžiami. Visi, kad girdėčiau, atsako taip, tamsta. Supratot? Ir tai ne tik spaudimas, kuris eina iš instruktorių, bet apskritai tai eina spaudimas ir iš jo vidaus. Kaip toks, kai tai prasideda naktį, tai yra neįprasta, sutikite su manim. Kai žmogus jisai neįprastinėje aplinkoje, tada jo gynybos mechanizmai, kurie mums padeda gyvenime prisitaikyti, mes turim tam tikras kaukes ir mes jas galim rodyti, tada jos tarsi atrodo netinkamų. Ir tada žmogus jas deda į šoną ir tada tikras jo veidas pasirodo. O iš principo galbūt kartu tai bandoma atkurti tos situacijos, kuriuose jiems teks dirbti. Sveiki atvykę, bet atminkit, po šito momentu jūs tampat niekas. Kandidatams nuo šios akimirkos prasideda tarsi naujas gyvenimas, jie praranda savo tapatybę, kiekvienas iš jų gaudamas po numerį. Nematom numerio, jūs esat išvis tada niekas, vadinasi, mes jūs iš atrankos išmetam. Supratot? Nuo šiol kandidatai turės besąlygiškai paklusti ir vykdyti griežtus instruktorių nurodymus. Su kiekviena akimirka reikalavimai kandidatam didėja. Niekas atrankoje kandidatų nenori pažeminti tik dėl to, kad dėl malonumo. Aš suprantu, kad tu gali pasijausti pažemintas, bet čia ir yra tame, kad sugebėjimas visame tame, net kai tu jautiesi galbūt ne komforto zonoje, pažemintas tam, gauni tokius darbus, kurie, kaip čia tokiam vyrui brandžiam, bet jie duoda galimybę tada, ar tu gali persilaužti, ar tu gali tada išeiti iš savo tokių įprastų rėmų ir apsimokinti kažko naujo. Gal kad turi idėjų, ką reiks daryti? Pareigūnams gali tekti ekstremalios situacijose padaryti irgi kažką tokio, kas galbūt gali pasirodyti labai žeminančio, ir ar jis sugalės tą padaryti, nes kai kurie žmonės peržengti per save negali. Grykiai eina į vieną, ryžiai į kitą ir į trečią eina visą kitą lygį. Ko tu bijai, šitai stumu, kur reikia? Tai nebegalėsi šaukti, tik nebenori. Pusę laiko. Paima pusę ir laiko.
Ir nežengti didelio žingsnio. Palei kraštą, eik nukristi. Stebėk aplinką, žiūrėk, ką matai. Wow! Pagrindinis, manyčiau, kriterijus, į kurį mes labai smarkiai žiūrim, tai yra motyvacija. Noras kandidato ateiti pas mus dirbti, nes mes esam specifinė įstaiga su specifiniu kolektyvu, specifiniais darbo tikslai ir čia reikia žmonės, kad jie matytųsi, kad jie dega to, kad jie nori to. Per atranką kiekvienas kandidatas turi pademonstruoti maksimalią koncentraciją ir didžiulį pasiryžimą įveikti bet kokias kliūtis. Atskleisti individualius įgūdžius, pasitelkus valią kartais netgi peržengti per save.